Šio reportažo pavadinimas kiek intriguojantis. Benamis, kuris pardavė Harley Davidson. Pasakosiu apie kapitoną Arūną, kuriam likimas buvo labai žiaurus, bet su laiminga pabaiga. Praradęs šeimą, verslą ir namus, Arūnas vis dėlto dėkoja likimui ir sakosi, net nesvajojęs, kad atras tokius turtus, kuriais dabar džiaugiasi. Kapitonas laive tai yra įstatymas. Ir mano žodis paskutinis. Aš galiu sutuokti, išskirti arba atlikti kitus teisinius reikalavimus. Tai jeigu ko prašysiu, prašom nesiginčyti, o iš karto vykdyti. Aš galvojau, kad aš gal gyvenau labai gerai. Anksčiau. Aš įsivaizdavau, kad taip ir turi gyventi žmogus, žinai. Turėjau ir namą, turėjau ir automobilį. Rodės, kad viskas gerai. Bet atėjo toks laiko tarpas, kai tu pamatai, kad kažko tai tau trūksta vis dėlto. Aš išvažiavau į baikerių šventę pasaulinio lygio, kuri Vokietijoje buvo. Nes 12 metų motociklu važinėjau su baikeris. Tai ką, nuvykau aš, išvažiavau iš Vokietijos, atvažiavau į Italiją iš karto. Gausi taip, kad nusprendžiau ilgiau pavažinėti Italijoje ir pasisvečiuoti pas draugą ir apvažiuoti visą Italiją su motociklu palei krantus. Ir gyvendavau kempinguose, jau pradėjau tada praktiškai nevartot mėsos, žuvies. Vakarais jau pradėjau melstis ir prašyti viešpačio, kad jis man nurodytų mano kelią. Ko aš šiam pasaulyje esu? Ar tik tai atsiradau, kad tik tai valgyti, daugytis? Uždavinėjau tokius klausimus, į kuriuos tiesiog norėjau gauti kažkokį atsakymą ir prašiau viešpačio, kad duotų galimybę, kad aš naudingas būčiau kažkam, tai kažką tokio gero padaryčiau žmonėm, kad ne tik tai gyvenčiau savo malonumui ir vartotojas būčiau. Ir tai praktiškai kiekvieną vakarą aš su malda užmigdavau. Palapinėje gyvenau su vaizdu į jūrą. Tai neišpasakytas grožis. Ir ten jau bandžiau medituoti, kaip suprantu. Tas mano supratimas, bandydavau atsisėsti lotoso pozui, bet aišku, man nelabai kas gaudavosi. Bet vis tiek sėdėdavau, žiūrėdavau jūrą ir tiesiog džiaugdavausi tuo. O kartais ateidavau tokio akimirkų, kad pasijausdavau antiek laimingas, antiek tau gera ir malonu. Tiesiog kai vaikystė, kai tau būna tas amžius, kada 16 metų, 15, 17, kai tau da niekas nerūpi, ne kažkokie darbai, apart mokslų, ne da kažkaip, tiesiog laimė ir džiaugsmas užliedavo širdį. Jau tada man prasidėjo turbūt atsiverinėti širdies čakrą, kad patirdavau tokius malonumus. Tai taip, toj Sicilijoje ant to aukšto kalno stovėjo bažnyčia ir į tą bažnyčią pakankamai sunku buvo užlipti, nes siauros gatvelės, ta bažnyčia 15 ar 16 šimtmetį pastatyta. Užlipau, aš tenai pasirodo vienuolynas, susipažinau su nuostabiu kunigu. Kunigas, aš jam padovanojau, turėjau gavęs, su savim vežiojusiu Šventos Marijos ikonėlę tokią, tai aš jam padovanojau. Ta proga jis irgi man padovanojo šitą va kryžių. Tai čia Jėzaus Kristaus širdis sopulinga, širdis persveikta ietimi. Ir pasiūlė valgyti ir aš ten keletą dienų praleidau vienuolynėje, prie vienuolyno ir meldžiausi ir kryžium gulėjau prieš Mariją. Bet
vienaip ar kitaip, kiek aš galiu būti nuo šeimos, nes labai buvo didelis, sunku pamatyti, kaip italai ypatingai myli vaikus ir su jais džiaugiasi. Ir kada pamatydavau, kaip italai džiaugiasi su vaikais, kaip jie maudosi jūroje, ar šiaip būna kartu, tiesiog širdį suspausdavau ir supratau, kad aš jau daugiau čia negaliu likti, aš turiu grįžti namo. Per tą laiką Lietuvoje buvęs verslas, kurį turėjau verslą, kuris mane išlaikė, pakankamai neblogai gyvenau, buvo prarastas, nes atsirado žmonės, kuriais labiausiai gyvenime pasitikėjau ir skaičiau. Ir žmonės man į akis sakė, tu man kaip tėvas, aš su tavimi iki pasaulio galo eisiu. Buvau apgautas ir pradėjau visą verslą ir tą, ką turėjau. Tai grįžus su Lietuva, likau be jokio pragyvenimo šaltinio. Aišku, kai aš tai sužinau, dar būdamas Italijoje, tai man kilo labai daug negerų minčių, kaip atkeršyti, kaip atimti ir įvairiausių būdų netgi iki tokio lygio, kad tiesiog sužaloti tą žmogų, kuris tai pasielgė negarbingai. Visą mėnesį aš galvojau ir neturėjau ramybės, tai pilna ta žodžio prasme neturėjau ramybės. Mėnesių kažkur tai praėjus laiko aš priėmiau sprendimą ir tiesiog man viešpats pats pasakė Dievas, kad palik viską Dievo valiai. Kai bus, tai bus. Ką gražioji atiduos, tą pasiimk, o jeigu netiduos, nekariauk, nieko nepergyvenk. Ir kai aš tai supratau, tai tiesiog ant širdies atėjo toks palengvėjimas, kai būčiau toną sveriančią kuprinę nešęs ir ją nusimetęs. Ir atėjo laisvė ir palengvėjimas ant širdies. Grįžus į Lietuvą, į šeimą grįžau. Šeimoje, aišku, buvau nesuprastas, kodėl aš tai pasielgiau, kodėl aš padariau. Į 3 mėnesius aš važinėjau po Italiją ir keliavau palikę šeimą likimo valiai. Žmona visiškai nesuprato ir buvau šeimos atstumtas. Tai buvo lapkričio 2 jau pusė, sudėjau mano paskutinius daiktus, kurie dar buvo ir buvau tiesiog maloniai išprašytas iš namų į gatvę. Tai man toks lūžis atėjo gyvenime, kad viskas išslydo tau. Atrodė verslas, kuriuo didžiąją gyvenimo dalį tikėjau, dirbau ir galvojau, kad tai yra vienas iš pagrindinių gyvenimo šaltinių ir malonumų, buvo prarastas. Šeima, kurią aš labai branginau ir be proto, be krašto mylėjau moterį ir savo vaikus, irgi buvo prarasta ir į gatvę buvo išmestas. Tai turbūt viena iš sunkiausių gyvenimo akimirkų buvo, kai susidūrei su realybė, kad tu niekam esi nereikalingas. Ir tai bloga buvo, kad nežinojau, kur dėtis tiesiog, iki tokio lygio, kad galvojau, kad aš išprotėsiu. Arūnas prarado viską. Jam liko tik motociklas. Tačiau ir jis nebeteikė džiaugsmo, o būtiniausi gyvenimo poreikiai vertė jį parduoti. Tačiau jo gyvenime nutiko kažkas stebuklingo. Kažkas, už ką jis dėkoja likimui ir jaučiasi laimingiausiu žmogumi pasaulyje. Ir toks šokas ir galvoju, kas toliau. Ir bandai vėl kabytis į gyvenimą, žinai, visom 4. Ir bandai tą daryti, bet žiūri, kad niekas nesigauda, žinai. Ir pradėjau ieškoti. Jau iš Italijų pradėjau ieškoti viso to. Į Lietuvą sugrįžęs toliau aš ėjau ieškoti. Aš ėjau bažnyčias ir sudėlioju viešpats taip, kad aš Palangoje draugas davė butą, sako, gyvenk. Tai Palangoje aš į bažnyčią pastovėjau, eidavau ant vakarinių pamaldų. Taip, man padėjo patikti indiška muzika ir besiklausant jos, iš karto radiją klausantis ir žiūrint Facebook'e pastebėjau, kad atsiranda kažkoks jaunuolis šafranu apsirengęs. Aišku, aš nežinau, kas tas šafranas, bet įdomiais rūbais tokiais. Ir pasiprašiau draugus aš pas jį. Gerai, jisai sako, tai ateik į svečius į šventyklą, papietausim, pašnekėsim. Ir ką, atėjau, papietavome ir po to pašnekėjom. Tai pašnekėjom taip nemažai, 4 valandas. Kada aš pradėjau jau pastoviai melstis ir
ir kartoti šventus Dievo vardus. Atėjo aukštesnės jėgos, kurios padėjo man tvarkytis gyvenime. Ir gyvenimas pradėjo tvarkytis. O kiekvieno baikerio svajonė turėti Harley Davidson. Aš ir turėjau Harley Davidson, Springer, Heritage, klasika. Ir sakiau, su juo važinėsiu tol, kol būsiu jėgose, kol turėsiu jėgų. Ir tol su juo važinėsiu. Bet sudėlioju Viešpats viską taip, kad aš labai greitai jį pardaviau. Pavasarį su baikeriais nuvažiavom į pasivėžinimą. Ir vieną, kaip sakoma, krikštijo jaunuolį į klubą baikerių. Bet aš pasižiūrėjau, kad man ten visai nesaldu. Alkoholis, mėsa, alus, o aš jau to nevartoju. Ir kai baltą varną, žinai, ananasų spaudžiuosi, žalius kokteilius darausi, žinai, ir galvoju, ką aš čia veikiu, ką aš čia darau. Ir koks tikslas toliau. Ir tai buvo paskutinis mano turbūt apsisprendimas, kad aš turiu parduoti motociklą. Aišku, kada aš pardaviau tą motociklą, atsirado pinigų ir, kaip sakau, naktį atėjo pas mane demonai. Ir siūlė, žinai, vieni siūlė tuos pinigus investuoti ten, kiti ten, treti ten, bet aš supratau ir seniai buvau svajojęs, kad aš turiu važiuoti į Indiją. Ir viską atstūmiau ir pasirinkau tiesią kryptimį į Indiją. Dar tiesa, baktai sako, būtina tau, tu keliautojas, daug mėgsti keliauti, į Indiją apvažiavai, tokių žmonių nučiuožusių nėra daug. Sako, tau būtinai reikėtų paklausyti Kelionė namo knygą Ratkanat Kasvamio. Man persiuntė į Kauną kompaktą ir aš gavau tą kompaktą. Nu tai toks medus, aš tą medų laižydavau kiekvieną vakarą, belaižydamas užmigdavau su ištįsusia teilė. 3 kartus aš tą knygą perklausiau rusų kalba. Tai kažkas tokio, kuris taip man širdį užkabino, kad aš neįsivaizduoju, kad taip gali būti. Taip gera gali būti. Po to išleido lietuvių kalbą knygą, tai 4. kartą tą knygą perskaičiau. Nu, po to, aišku, Harley pardaviau. Ir turėjau barzdą prieš tai, norėjau atrodyti toks baikeris krūtas, žinai, su barzdele, žinai, viską važinėjantis. Po to žiūrėjau, ta barzda man jau kaip ir nebereikalinga. Iš ryto nusiskutau barzdą, nuėjau į Baltijos jūrą, nes tuo momentu gyvenau Pervalkoje, kai pardavė motociklą ant kitos dienos, po demonų atėjimų sapnuose. Nusiskutau barzdą, nuėjau į jūrą, Neptūnui padovanoju. Skau, turėk, ir mano visą karmą blogą nusineš kartu su barzda. Nu va, ir neužilgo išvažiavau į Indiją. 1 kartą. O aš norėjau pakeliauti, aš norėjau pamatyti tą Indiją, pajausti jos kvapą, jos skonį, ko jinai alsuoja. Tai va taip ir viskas vystėsi. Šiai dienai esu be galo laimingas. Aš net negalvoju, kad tai gali būti gera. Žmogui, kuris viską prarado. Aš nuostabiai, aš neįsivaizduoju, kad aš taip galiu gerai gyventi. Aš seniai svajojau turėti medinį laivą. Turiu. Po to aš svajojau laive gyventi. Gyvenu. Svajojau Nidoje gyventi. Vienoje iš gražiausių Lietuvoje vietų. Gyvenu Nidoje. Laive. Ir ko daugiau reikia? Vasarą dirbu. Neišlaidauju. O ką tu dirbi? Turistus vežioju. Plukdau. Ir visi laimingi žmonės, visiems prasado duodu. Atlieku trumpą meditaciją su Tibeto dainuojančiais dubenėliais, kriauklę pučiu. Ir 99,9% visi žmonės yra laimingi. Nes viską, kada darai iš širdies, tu pajauti, kad ir pats žymiai daugiau gauni. Nes ne pinigas turi tau svarbiausias būtų, pats procesas, pats darbas, kada tu tą darbą atlieki iš meilės. Ir jį atlieki aukščiausiam Viešpačiui, tai jis tau tiek malonės duoda, tiek džiaugsmo duoda, kad tiesiog nepaėgi net priimti. Tai kiek tu laiko dabar dirbi, kiek laiko atostogauji? Nu, imam taip. Nu, aš neatostogauju, gink Dieve. Aš tenai dirbu ir dar sunkiau negu būdamas Lietuvoje. Bet aš dirbu su galva, su širdim. Tai 1,5 metų gyvenu Lietuvoje, kada Lietuvoje gera, šilta, malonu, ir 1,5 metų gyvenu Indijoje. Ten irgi gera, šilta, malonu.
sunkumų alinami žmonės dažniausiai ima gerti ar net nusižudo. Arūnai, ačiū tau už kitokį pavyzdį. Tikiu, kad tavo dvasiniai atradimai įkvėps ne vieną atrasti dvasios ramybę bei ieškoti savosios gyvenimo legendos.